Kviečiame vaizdais nusikelti į išskirtinį projektą – Čiurlionio muzikinė odisėja, dvi šalys, vienas garsas. Tai tarptautinė meninė iniciatyva, iš dalies finansuojama Lietuvos kultūros tarybos ir jungianti dvi šalis – Vokietiją ir Prancūziją, bendrai pagerbti ir skleisti Lietuvos genijaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos harmoniją. Pirmasis renginys įvyko rugsėjo 21 dieną Freiburge, o spalio 3 dieną muzika suskambėjo Strasbūre Saint-Pierre-le-Jeune protestantų bažnyčioje, kuri Lietuvai ypatinga dėl garsiosios freskos, vaizduojančios tautų žygį link kryžiaus. Šiame nuostabiame koncerte susirinko lietuviai, miesto gyventojai ir svečiai iš Vokietijos. Skambėjo įspūdinga vargonų improvizacija atlikta Johannes Kraft. Koncertą moderavo projekto vadovė Jolita Šilanskienė, o Čiurlionio laiškus skaitė aktorė Virginija Kochanskytė. Vokalinio ansamblio Fenestra vadovė ir kantorė Laura Škarnulytė profesionaliai vedė chorą, sudarydama meninę programą, kurioje ansamblis puikiai atliko įvairius kūrinius. Tarp jų buvo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Kyrie Gloria Sanctus, Vytauto Miškinio Cum Ortus ir kiti žinomi kūriniai. O renginio pabaigoje lietuvių širdis suvirpino Juozo Gudavičiaus Kur giria žaliuoja. Visa programa buvo meistriškai atlikta, sukuriant ypatingą muzikos atmosferą. Sveikinimo kalbą sakė Lietuvos ambasadorius prie Europos tarybos Andrius Krivas. Lituanistinės mokyklos Gandriukai vaikai taip pat prisidėjo prie koncerto sėkmės. Jie dalino lankstinukus ir kvietė visus prisijungti. Vokalinis ansamblis iš Freiburgo, Vokietijos, yra mišrus. Jį sudaro prancūzai, vokiečiai, japonai ir viena lietuvė. Jiems puikiai pavyko atlikti kūrinius lietuvių kalba, kas įprastai yra nemenkas iššūkis užsieniečiams. Tiesiog nešam Čiurlionio šviesą, kurią jis ir savo raštuose, ir muzikoje, ir dailėje skleidė per Europą. Ir kas man labai įdomu, pradžiai mano choristai nežinojo, kas tai yra. Ir mes turim tokią savą grupę, kad vis viens po kito pradėjo jie stebėti ir atrasti, kad ir Vokietijos laikraščiuose buvo minimas Čiurlionis, Leipcige buvo visą savaitę tam paskirta. Tai man yra didžiulė garbė ir didžiulis džiaugsmas, kad galim ir mes prisidėti prie šito kilnaus reikalo. Pavargę, bet laimingos ir laimingi, užbaigėme antrą šio mūsų projekto Čiurlionio odisėja, dvi šalys, vienas garsas koncertą. Ir kaip matote, jau esu su kupriniais keliaujame į Paryžių, kur turėsime trečią ir finalinį koncertą apie Čiurlionį, Čiurlionio 150-osios metinėms paminėti. Šie koncertai ne tik suteikė išskirtinę muzikos ir meno patirtį klausytojams, bet ir tapo svarbiu tiltu, jungiančiu skirtingas kultūras ir bendruomenės. Tokios iniciatyvos prisideda ne tik prie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos sklaidos, bet ir prie žmonių vienijimo per meną.